Sveiki, čia vėl Aidas. Praėjo 2 savaitės iki šios dienos, nuo praeito video. Na ir pasižiūrėkim, kaip sekasi mūsų vynuogėm šiltnamyje. Kaip matote, jos jau siekia šiltnamio viršų. Aš jau jas sutvarkiau. Išlaužiau visas nereikalingas šakas. Palikau tik šakų tiek, kad būtų va tokia girlianda. Visos. Na ir dabar situacija yra tokia, kad vynuogės intensyviai žydi. Ankstyvesnės veislės jau ir į pabaigą žydėjimo. Vynuogė žydė labai įdomiai. Jos tarsi nusimeta tokias kepurėlės. Nuo kiekvieno žiedelio nukrenta atitinkamos kepurėlės. Tai va, čia jau žydėjimas į pabaigą eina. Vienų ankstyvesnių vynuogių. Na, vėlyvesnės dar truputėlį tik pradeda žydėti. Va toks kaip talismanas. Jo žydėjimas tik prasideda. Talismanas tokia veislė, kuri augina tos vadinamus moteriškus žiedus. Todėl jam reikia šalia būtinai kitos vynuogės žydinčios. Tai vat įvairiausių vynuogių. Na, čia viskas bus laiku. Tačiau dabar atsiranda tokie darbai vynuogyne, apie kuriuos norėčiau ir pašnekėti. Tai yra pažastinių ūglių normavimas, laužimas ir visa kita. Labai opus klausimas, labai daug teorijų, labai daug būdų, labai įvairių būdų. Na, va tiesa, jeigu kalbant apie tokį talismaną, kuris tik dabar pradeda žydėti, esant dideliam norui, galima padaryti ir pačių ūglių prikirpimą. Tai yra, kai tik prasideda pirmieji žiedeliai žydėti, pats laikas yra, bet aš šito dalyko nepraktikuoju, nes nesitikinęs, ar tai tikrai 100% veikia. Gal kada ateityje, kai turėsiu daugiau laiko, bus kažkoks eksperimentas padarytas. Na va, o dabar, kas tikrai yra daroma ir ką tikrai darau, sakau iš savo patirties, tai va toks. Paimsim kaip pavyzdį talismano vieną iš šakų. Tai va didžiulė šaka, einant iki pat šiltnamio viršaus. Jo šio ūgis yra jau aukštis koksai 1,60 m. Dabar jeigu skaičiuojant taip, kad maždaug kas 10 cm yra po vynuogės lapą, tai tam, kad vynuogė ant vienos šakos išaugintų ir išbrandintų vynuogės kekę taisyklingai, be nusilpimo, gerai kaupiančią cukrų, laiku prinokstančią kokybiškas uogas. Tai vat 15 lapų, sveikų vynuogės lapų yra reikalinga tam, kad išaugintų 0,5 kilogramo kekė. Va dabar prasideda, na, 0,5 kilogramo, čia santykinis toksai matavimas, aš sakau 0,5 kilogramo, nes literatūroje visur kitur rašo, kad tai gali būti nuo 400 iki 600 gramų, kiti konkrečiai sako 600 gramų, 700 gramų, netgi yra tokių.
Bet čia gal matyt kalba eina apie šiltus kraštus, kur vynuogė apšviesta būna pastoviai, daug temperatūros, daug šilumos, daug saulės. Pas mus yra apsiniaukusių dienų. Tai aš manau, kad taip orientaciniai pusę kilogramo tai yra super. Ir į priekį užmetant, ir manau, kad geroj derlingoj dirvoj turėtų vynuogė išauginti šitą dalyką. Tai vadinasi 1,5 metro, tai toksai vynuogės kamienas. Jis išaugina, galim paskaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lapų. Tai 14, jeigu šitos priskaičiuosim 15, 16 lapų, tai taip ir yra. Į 1,60 m įeina 16 lapų, 15-16 lapų. Kaip dabar padaryti taip, kad dabar šitas talismanas, kekės yra, užmėgstos tokios, 2 netgi. Aišku, greičiausiai vieną reikės nuskint. Ar ne? Tačiau čia kraštinis didelė šaka, ji yra pakraštyje, niekas neužstoja. Tai va čia šitoj vietoj bandysiu padaryti ne 500, o maždaug galbūt netgi ir 1,5 kilogramo vynuogių užauginti ant vienos šitos šakelės. Na, tos kekės čia nėra labai įspūdingos šį kartą. At, pavyzdžiui, šitos šita arba šita daug įspūdingesnė yra. Tai va, tokios 2 vidutinės, jos maždaug, taip jau iš patirties galima sakyti, kad bus apie kokie 800 gramų, 700 gramų. Na, tai va, yra apie 1,5 kilogramų. Reiškia, man reikia 3 metrų vynuogės arba 45 lapų. Tai visų pirma, duosim, aišku, šitą vynuogę čia nepasibaigs. Jie ir toliau truputėlį auks. Reiškia, bus dar papildomai lapų kažkiek. O kitus lapus reikia bandyti ir galima padaryti tai fotosintezei su posūniais. Dabar kas yra posūnis, ar ne? Tai reiškia, po kiekvieno lapo. Po kiekvieno lapo išauga toks. Kitur jau pas mane nemaži, specialiai nepalikau. Aišku, jau yra pavėluotas, geriausiai juos naikinti, jau daryti, kai 3 lapeliai yra, čia jau yra pavėluota mano. Laukiau, kada galėsiu video nufilmuoti ir truputėlį užvėlavau. Tai va šitas variantas, toks yra pats idealiausias. Šitas arba šitas, na tai čia pavėlavau tik su 2 posūniais, čia nieko blogo, čia jau nebeiškenčiau, vieną, matot, pritrumpinau iš karto. Tai ką su jais reiktų daryti? Mes darysime tokį dalyką, kad gauti kuo didesnį lapų paviršiaus apšvietimą, kuo daugiau lapų, aš ne iš vis pašalinsiu šitos posūnius, bet paliksiu po 2 lapus. Reiškia, va čia šitoj vietoj. Aš jį prignypsiu ir čia paliksiu 2 šitos lapus. Šitas lapas didės, auks. Šitas lapas didės, auks. Šitas, o va čia į šitą tarpą man auks dar 2 lapai. Vienas čia, kitas čia. Tokiu būdu atsiras papildoma plokštuma, papildoma lapų masė auginti fotosintezį. Va. Tokiu būdu galėsim į, sakykime, 2 metrus jau nebe 20 lapų padaryti, o apie 50 lapų, kurie jau šiuo atveju galės man išauginti apie
1,5 kilogramų vynuogių ant vieno ant vieno šito stiebo.